Kalimera, Kalik ir Rieki. Geros dienos ir geros sekmadienį linkėjimai iš Kretos. Iš labai vėjuotos Kretos ir kaip kiekvieną sekmadienį apžvalga artėjančios savaitės čia Facebooko puslapyje Mano Kreta, nes įprastai grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje apžvelgiu transliacijose, apžvelgiu tai, kas yra svarbu kiekvienai dienai, o šiuo atveju tai, kas yra svarbu visai savaitei. Tai kasgi artėjančią savaitę, o artėjančią savaitę tiek daug visko, kad netgi susigrupavau apie ką kalbėti. Tai pirmiausia, labai retai būna, kad mano ekskursijose lietuvių kalba būna vietų tiesiog paskutinę minutę. Tai Liepos 2, Liepos 7 yra vietų apie tai. Liepos 2 bus mano gastronominė ekskursija, Liepos 7 ekskursija į Santorinį. Jose yra vietų, tai apie tai dar plačiau kiek vėliau. Bet dar orai, kas yra labai svarbu, festivaliai, kas yra labai svarbu, nes vienas po kitą savaitę bus festivaliai. Tai visa tai yra tikrai svarbu ir įdomu tiems, kas ilsėsis artėjančią savaitę. Na ir aišku, dainų šventė. Sveikinu visus Lietuvoje esančius su prasidėjusia dainų šventė. Iš tikrųjų, fantastiškas dalykas. Vakar netgi ir tiesioginė transliacija iš Kauno buvau įsijungęs čia Kretoje. Ir aš tikiuosi, kad dainuoja visa Lietuva ir mes dainuosim, giedos himną Liepos 6. Tiek visko daug. Ir dabar, aišku, pirmiausia, nuo orų. Pradedam nuo orų. Ir taip. Raudona vėliava. Netgi specialiai į tokius tuščius paplūdimius kaip šis, kur šiuo metu esu vakarų Kretoje, netoli Kolimbario, net į tuščius paplūdimius subestos raudonas vėliavos kaip perspėjimas, kad brangieji, nelyskite į vandenį, kaip šitaip banguoja. O banguoja jau kelinta diena, vakar neplaukė laivai į Santorinį, šiandien išplaukė, šiandien vėjas nurimo, bet patikėkite, vakar vanduo buvo net ant kelio. Čia šalia yra kelias, vanduo buvo čionai, balas telkšojo čionai. Tai, kad vasara pateisina Meltemio stūgavimus, galima tai pasakyti, nes Meltemis yra vasaros vėjas, tai yra šiaurės vėjas, atsisukantis kiekvieną vasarą. Kartais jis stiprėja, kartais susilpnėja. Tai šįsyk prasidėjus vasarai jisai sustiprėjo kaip reikalas ir netgi vakar laivai neplaukė. Šiandien viskas tvarkingiau, gražiau ir vėjas po truputį rims, bet dar ryt po ryt, pirmadienį, antradienį tikrai vėjo bus pakankamai daug. Tai kad rekomenduočiau atidėti kai kurias keliones, ypač į jūrą. Ne tokias, aišku, kaip Santorinis, nes Santorinio laivas visai kitoks, bet jeigu plauksite mažesnių laivelių, pirmadienį, antradienį gal geriau nereikia. Jeigu nebent tas laivelis plauks kažkur įlankoje, bet jei į atvirą jūrą, gal geriau nereikia. Pačioje atviroje jūroje bangos tikrai kur kas mažesnės, čia jos įsisiubavusios. Kaip bebūtų gaila, vakar gauti pranešimai apie 3 žuvusių žmonės bangose, tai kad tai yra ne juokas. Jūra ir kalnai nejuokauja. Jie iš karto, kaip sakoma, baudžia ir baudžia stipriai. Tai nejuokaukite su šitom bangom, kad ir kaip atrodytų, kad jūs galite pašokinėti. Nėra tokių srovių kaip Baltijos jūroje, bet yra apgaulingų bangų efektų, kai susitinka 2 bangos ir tiesiog įtraukia į jūrą. Tai to nežinant kaip kapanotis, tai gali baigtis viskas labai blogai. Dėl to baseinas kur kas saugesnis dalykas šiom dienom ir rekomenduočiau dar 2 dienas palūkėti, kol jūra nurims. Ir aišku, tas klausimas kartais, kai būna, kad klausykite, o pas jūs čia visada tai banguoja. Ne, žinokit, ne visada tai banguoja. Pas mus banguoja tik tai tada, kai pučia Meltemis. O Meltemis šiandien pučia kaip reikalas ir po truputį rimsta. Na va, ir dar ką radau, dar vieną vėžlės lizdą. Taip, čia vėžliai padėjo savo kiaušinius ir savanoriai pažymėję tą lizdą. Visai neseniai, beje, birželio 27 atrastas naujas vėžlės lizdas. Tokių trikampių labai prašau neliesti, nes ir vėžliukams nepadėti eiti link jūros.
vėžliukai patys turi nueiti iki jūros. Tai kad gamta, žinokit, tikrai surėdė visą taip, kad žmogaus pagalbos gamtai nereikia. Čia jau faktas. Tai štai, tokie reikalai su jūra ir su vėju. Tikrai oras keisis nuo antradienio, trečiadienio ir tą jūs tikrai pajausite, jeigu planuojate atostogauti Kretoje artimiausių metų. Tai štai, jau trečiadienį, ketvirtadienį vėjas rims, o paskui gali ateiti šiek tiek daugiau tokio šilumos, gali būti ir iki plus 34, 35, bet tai yra vasara, tai yra normali kretietiška vasara, kai reikia daugiau gerti vandens ir rekomenduoju to vandens gerti kaip galima daugiau. Ok, tai su oru išsiaiškinom. Dabar kiti reikalai, kas yra irgi įdomu ir svarbu, kas bus Kretoje. Tai jau nuo rytdienos, nuo Liepos 1 dienos iki pat savaitgalio, iki Liepos 7, Retimno sode, botanikos sode, Kretos mitybos festivalis, galima taip sakyti, bet angliškai tai skamba Cretan Diet Festival. Būtent pristatoma kretietiška mityba ir labai rekomenduoju sudalyvauti tenai. Renginiai, kai kurie bus mokami, kai kurie bus nemokami. Jeigu įvesite tiesiog į Google Cretan Diet Festival, jūs rasite visą informaciją. Tai ji yra pateikiama tiek graikų, tiek anglų kalbomis ir aš manau, kad viską susirasite ir viską susižinosite. Tai pirmas festivalis. Antras festivalis. Liepos 5 Mataloje. Garsusis Matalos paplūdimio festivalis, kuris vyks visą savaitgalį Liepos 5, 6, 7. Vėlgi, jeigu norite pašokti ant smėlio, ant paplūdimio smėlio, labai rekomenduoju į Matalą nuvykti. Tenai plius, aišku, gėlių vaikai, tipiška tokia nuotaika, žmonės įsidažo kūnus gėlėmis, tie dažnai, aišku, paskui nusiplauna, bet tai yra viena iš įdomiausių atrakcijų vasaros metu, tai yra Matalos paplūdimio festivalis. Taigi, du festivaliai iš karto Kretoje, kuriuos jūs galite aplankyti. Labai svarbu visiems lietuviams, kurie bus Kretoje kitą savaitgalį, Liepos 6. Liepos 6 baigėsi dainų šventė Lietuvoje. Na, tai visą savaitę dabar su jos renginiais. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad man irgi siunčia informaciją apie dainų šventę. Džiaugiuosi, kad joje dalyvaujate. Ir Liepos 6 mes irgi giedosim čia, Kretoje. Kaip visada, Liepos 6, 21 valandą tautiška giesmė apjungia visus lietuvius pasaulyje. 21 valandą rinksimės giedoti. Tikrai laikysim tradiciją giedoti Kūvės paplūdimyje, šalia Heraklijono. Ir, aišku, greičiausiai kolegos lietuviai Jurga ir Mindaugas čionai prie Hanijos, kur dabar esu, organizuos savo susitikimą, himno giedojimą prie Almiridos ar kažkur tai šalia. Tai sekite informaciją, pasistengsiu paskelbti visus renginius, kas vyks čia Kretoje. Liepos 6 renkamės giedoti šios giesmės. Na ir pačioje transliacijos pradžioje sakiau, kad dar kitas dalykas, tie, kas nori pakeliauti su manim. Taip jau yra, kad yra vietų mano ekskursijose. Šią savaitę įprastai tų vietų mažai, tai naudokitės progą. Tiesiog teko kreiptis į laivybos kompaniją ir susitarti dėl vienos papildomos ekskursijos į Santorinį. Ir lyg viskas tvarkoja, lyg ir galėsim tą daryti Liepos 7 dieną. Kitą sekmadienį, Liepos 7, renku naują grupę, iki 19 asmenų, tai jeigu norite keliauti su manim išskirtinėje ekskursijoje, kurioje pamatom ir su maža grupė keliaujam, tai kreipkitės jau dabar dėl Liepos 7, nes Liepos 1 vietų nėra, Liepos 4 dėja ekskursija nevyks dėl tam tikrų priežasčių, bet Liepos 7 vietų yra Liepos 8, vėl nėra Liepos 11, 2 vietos ir taip toliau. Tai tie, kas būsite savaitgalį Kretoje ir norėtumėt nuplaukti į Santorinį, labai rekomenduoju kreiptis dabar. Na ir tie, kas dabar jau esate Kretoje ir norite pakeliauti
keliauti ir paragauti Kretos Liepos 2 dieną, tai yra antradienį. Poryt yra dar keletas vietų mano asmeninėje ekskursijoje, 2-3 vietos tikrai atsiras. Ir jeigu esate dviese, trise, tikrai kreipkitės ir mes pakeliausime kartu, atsiųsiu visą programą, programa jau sudaryta ir galėsime susidarti dėl tos ekskursijos, nes vietų yra ir keliauti galime. Liepos 2 dieną pažintinė gastronominė ekskursija. Tikrai daug visko, tiek per vieną savaitę retai būna, bet aš tikiuosi, kad visur spėsit ir pailsėti, spėsit ir pasidžiaugti Kretos gamta, spėsit ir pasivaiščioti. Vienintelis niuansas – nepervertinkit savo jėgų. Iš tikrųjų, dar didelis prašymas. Taip, bangos gal ir vilioja pasinerti jas, bet nepervertinkit savo jėgų ir žiūrėkite, kokius signalus jums duoda. Jeigu plevėsuoja raudonas vėliavos, kaip štai ten, gal geriau nelysti į jūrą. Nelyskite į jūrą visiškai. Ir viskas bus tuomet tvarkoj, nes jūra, tokia jūra. Taip pat ir kalnuose. Būkite atsargus kalnuose. Visko yra. Pasimkite kuo daugiau vandens. Jeigu einate į kalnus, tai ne juokai. Mums atrodo, kad viskas bus gerai, bet kartais atsitinka ne taip, kaip mes planuojame. Deja, taip jau yra, kad visko nesuplanuos. Dar kartelį. Visiems labai gražios dainų šventės. Tiems, kas esate Lietuvoje. Dar pamiršau. Šiandien, birželio 30. Taip, šiandien, birželio 30. Kviečiu labai visus atvykti į Vilniaus Rotušės aikštę, nes tenai pasaulio lietuviai, visi pasaulio lietuviai turės savo paviljonus, prisistatys ir bus taip pat Graikijos lietuvių paviljonas, kuriame mūsų su Jurgita nebus, kaip matot, mes esam čionai, Kretoje, bet mes pasirūpinom, kad tame paviljone būtų mūsų alyvuogių aliejus, mūsų partnerių sirupų, galėsite paragauti limonado, galėsite paragauti apelsinado. Šiandien nuo pat 12 valandos iki vakaro, iki 19 valandos pasaulio lietuvių paviljonų miestelis Vilniaus Rotušės aikštėje ir jūs ten galite susipažinti su pasaulio lietuviais ir paragauti tų produktų, kuriais mes prekiaujam parduotuvėje kretosskoniai.lt elektroninėje parduotuvėje. Tie produktai jau perduoti mūsų bičiuliams, Graikijos lietuviams ir jie tikrai sakė pasirūpins, kad jūs gautumėt viso to paragauti. Beje, tą progą į kretosskonius.lt pristatėme ir alyvuogių aliejaus ne tik skardinėse 1 litro, bet ir stiklo buteliuose 750 ml. Tai kad jeigu norite turėti tokio aliejaus, galite jo ir dabar užsakyti per kretosskoniai.lt. Plius, ten vyks labdaros tokia loterija, labdaros žaidimas, kuriame galėsite laimėti net 100 eurų čekį, kelionės čekį, mūsų asmeninis ekskursijos vietoje. Ir tas čekis galios ne tik šiek, iki pat 2025 metų rugpjūčio pabaigos. Tai jeigu galvojate apie kelionės vietą, jeigu norite sudalyvauti loterijoje ir susipažinti su Graikijos lietuviais, su viso pasaulio lietuviais, šiandien Vilnius aikštėje. Kiek daug visko, ne? Dar ir šiandien visus lietuvius su vardadieniu. Iškart sakau, visus lietuvius. Šiandien visų šventųjų diena Graikijai, o visų šventųjų diena visi tie, kas neturi savo šventojo, švenčia vardo dieną. Tai reiškia, aš esu Audrius, tikrai tokio šventojo Audrius graikų kalendorijoje nėra, tai mano vardo diena šiandien. Ir mūsų daugumos lietuviški vardai yra labai lietuviški ir mes dauguma čia Kretoje švenčiame savo vardo dieną. Kaip žinia, graikai labiau linkę švęsti vardadienius, o ne gimtadienius. Tai kad tiek švenčių, tiek renginių, galimybių pakeliauti, bendraujam, šnekamės, dalinamės ir jeigu be abejo kažkas domina, geriausia mūsų rašyti elektroniniu paštu mano kreta@gmail.com arba tiesiog Facebooko žinutę man arba į Facebooko puslapį Mano Kreta ir grupėje tikrai. Berods viską išvardinau, jei kažką pamiršau, dar pridėsiu žinutėmis komentarais. Bet šiandien tiek, dar kartelį visiems. Gražiaus dainų šventės, gražaus sekmadienio ir linkėjimai iš tokios štai Kretos, apsibangavusios. Sėkmės, iki!